Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandien yra 26 metų balandžio 15 diena, trečiadienis. Šios dienos laidoje tęsime išmaniųjų elektros energijos skaitiklių dėgymo klausimo nagrinėjimą. Aš dėkoju visiems, kurie prenumeruojate paskyrą Mozerio žinios esančią Patreon platformoje ir YouTube platformoje. Dėkoju tiems, kurie YouTube platformoje pasirinkote mokamą paskyros narystę. Tam reikalui ieškokite paskyroje funkcijos prisijungti ir simboliškai prisidėsite prie mano vykdomos veiklos, jeigu manote, kad ta veikla yra reikalinga ir prasminga. Aš taip pat atsiprašau visų dėl to, kad pastaruoju metu mažiau matote arba galima net sakyti ir visai nematote ir negirdite Mozerio radio laidų, tai tiesos radio, šviesos radio laidų. Tiesiog tam nebelieka laiko, kadangi labai didžiąją laiko dalį šiuo metu skiriu pasiruošimui būsimam teismo procesui ir todėl pastarosiuose laidose, pastarosiuose pasakojimuose daugiausiai tam skiriu dėmesio. Ir šiandieną toliau pratęsdamas tą temą pakomentuosiu kai kuriuos energijos skirstymo operatoriaus, energetikos ministerijos, taip pat valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atsakymus ir pristatysiu jums tuos paklausimus, tuos dokumentus, kuriuos man įgaliojimus suteikusių vartotojų vardu paruošiau ir jau pateikiau, naujai pateikiau tiek energijos skirstymo operatoriui, tiek valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai. Kaip minėjau, ruošiamės didžiajam teismo procesui, tai bus ilgas, sudėtingas teismo procesas, reikalausiantis, jau dabar jis reikalauja ir energijos, ir sveikatos, ir finansinių resursų. Ir aš dėkingas esu visiems, kurie atsiliepėte į mano kvietimą prisidėti prie šio teismo proceso savo dalyvavimu, finansinę paramą. Jeigu jums tas klausimas yra aktualus, prašau, rašykite man elektroninio pašto adresu mozeris@protonmail.com. Elektroninio pašto adresą paliksiu laidos aprašyme. Laiško temoje įrašykite vieną žodį - procesas arba įgaliojimas ir aš jums suteiksiu visą informaciją, kaip, kokiu būdu jūs galite prisidėti prie šio teismo proceso. O atsilygindamas jums už tai mainais, aš, kol vyks teismo procesas, jums suteiksiu individualią teisinę apsaugą, jeigu jūs taip pat esate iš tų vartotojų, kurie nepageidaujate, kad jums būtų įdiegta išmanioji apskaitos sistema. Ta individuali teisinė apsauga yra teikiama pagal man suteiktą įgaliojimą, taigi parašykite man elektroninio pašto adresu mozeris@protonmail.com ir aš jums, kaip minėjau, suteiksiu visą informaciją ir susitarsime dėl to būsimo bendradarbiavimo. Na, atsiprašau taip pat visų, kurie komentuojate mano įrašus. Vėlgi dėl laiko stokos neturiu galimybės jūsų komentarų ir perskaityti netgi, ir neturiu galimybės jums ir atsakyti. Bet aš dėkingas jums esu už tai, kad komentuojate įrašus, nes jūsų komentarai taip pat prisideda prie informacijos sklaidos, o tai yra nemažiau svarbu negu kad visi kiti dalykai. Tęsime šitą klausimo nagrinėjimą ir aš dabar trumpai priminsiu, kokius klausimus balandžio mėnesio pirmosiomis dienomis, tiksliau kovo mėnesio pabaigoje, balandžio mėnesio pirmosiomis dienomis pateikiau energijos skirstymo operatoriui, energetikos ministerijai ir valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai. Tie klausimai, prašymai, skundai, pretenzijos yra teikiamos ne šiaip savo, o dėl to, kad mes būtume 110% pasiruošę būsimam teismo procesui. Ir gaunami atsakymai jau dabar akivaizdžiai liudija, kad ypatingai valstybinė energetikos reguliavimo taryba, nors iš esmės jau matau, kad ir ESO bei energetikos ministerija jau pradeda nervintis, nes, manau, supranta, jog pateko į labai nemalonę situaciją, iš kurios, kaip sakoma, iš balos išlipti sausiems bus
labai sudėtinga, bet neskubinkime įvykių, nestatykime vežimo priekyje arklio, taigi komentuoju, apie ką eina šiomis dienomis kalba ir koks vyksta susirašinėjimas su minėtomis institucijomis. Trumpai priminsiu, kad energetikos ministerija yra patvirtinusi elektros įrenginių įrengimo bendrasias taisyklės ir vienas tų taisyklių punktas, vienas iš begalės, sako, kad išmanioji apskaitos sistema turi atitikti tame tarpe štai ir tokį reikalavimą, aš ne pažodžiui, bet esmę pasakysiu jo, išmaniosios apskaitos sistemos saugumas ir išmaniosios apskaitos sistema perduodamų duomenų saugumas arba saugumo lygis turi atitikti geriausius, aukščiausius kibernetinio saugumo pavyzdžius. Ir turi jisai būti nustatytas, kuris yra nustatytas Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais. Tokia yra sąlyga, toks reikalavimas yra taikomas išmaniai apskaitos sistemai. Šitą reikalavimą nustatė energetikos ministerija. Ir vadovaudamasis tuo aš kreipiausi į minėtas institucijas su prašymu pirmiausia informuoti, kokiuose ES ir nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatytas išmaniosios apskaitos sistemos ir ją perduodamų duomenų saugumo lygis. Pagrįstai tikėjausi, kad į šitos klausimus atsakys pirmiausia atsakys energetikos ministerija. Ir kitas klausimas, ten iš viso 6 klausimai, bet iš tų 6 aš taip dabar 2 paminėsiu esminius. Kitas klausimas buvo skirtas, labiau adresuotas energijos skirstymo operatoriui ir tiksliau valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai. Ir tas klausimas buvo suformuluotas taip, vėlgi ne pažodžiui, bet esmė tokia. Aš paprašiau, kad taryba, valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtintų, jog 2019 metais derindama energijos skirstymo operatoriaus parengtą investicijų projektą, kurio suderinimas ir suteikė teisę energijos skirstymo operatoriui diegti išmanesias apskaitos sistemas elektros energijos vartotojams, tai kad taryba patvirtintų, jog tuo metu derindama investicijų projektą ji patikrino ir įsitikino, kad ta išmanioji apskaitos sistema, kuri bus diegiama vartotojams, arba kad tos apskaitos sistemos, kuri bus diegiama vartotojams, apsaugos lygis ir jie perduodamų duomenų apsaugos lygis atitinka ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus geriausius aukščiausio kibernetinio saugumo pavyzdžius. Ką į tai atsakė, pradėkime nuo to, ką atsakė man energetikos ministerija. Į klausimą, kokiuose nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatytas apskaitos sistemos, išmaniosios apskaitos sistemos ir jie perduodamų duomenų saugumo lygis. Energetikos ministerija atsakė, kad jai nėra suteikta kompetencija kištis, taip ir rašoma, kištis į energetikos įmonių vykdomą veiklą ir todėl ji negali atsakyti į klausimus, kurie jai yra pateikti. Tai yra ne jos kompetencijos klausimai. Tiksliau, ji neatsakė, kad tai yra ne jos kompetencijos klausimai. Ministerija tiesiog atsakė, kad pagal jai suteiktą kompetenciją ji nėra įgaliota ir nėra kompetitinga kištis į energetikos įmonių veiklą. Tada aš nepatingėjau ir dar kartą atstovaujamų vartotojų vardu pagal man suteiktus įgaliojimus paklausiau energetikos ministerijos. Aš tiksliau patikslinau savo klausimą ir paaiškinau, kad aš neprašau, kad mes kaip vartotojai, mes neprašome energetikos ministerijos įsikišti kažkokiu tai būdu į energetikos įmonės, šiuo atveju energijos skirstymo operatoriaus veiklą, bet mes prašome ministerijos, kad ministerija nurodytų mums teisės aktus, kuriuose yra nustatytas išmaniosios apskaitos sistemos apsaugos lygis, saugumo lygis,
kadangi pačios ministerijos patvirtintose elektros įrenginių įrengimo taisyklėse toks reikalavimas ir yra nustatytas išmaniai apskaitos sistemai. Taigi aš aiškinu ministerijai, jūs nustatėte išmaniai apskaitos sistemai reikalavimą, kad sistema turi atitikti nacionaliniuose teisės aktuose nustatytą išmaniosios apskaitos sistemos ir jie perdodamų duomenų saugumo lygį. Tai prašau atsakykite, kokiuose nacionaliniuose teisės aktuose tas saugumo lygis yra nustatytas. Ir kai tikslinau savo klausimą, aš paprašiau ministerijos pakartotinai, paprašiau, kad ministerija patvirtintų arba paneigtų, kad ji nėra kompetitinga ar kad jinai yra kompetitinga atsakyti štai į tokį klausimą. Atsakydama į tą patikslinantį klausimą, ministerija nurodė, pakartojo iš esmės tą patį, ką jinai buvo jau atsakiusi anksčiau, kad ji nėra įgaliota kištis į energetikos įmonių veiklą, kad į mano klausimą jau buvo atsakyta, o jeigu jūsų netenkina, mane šiuo atveju netenkina atsakymas arba jūsų vartotojai, kadangi aš jūs atstovauju pagal įgaliojimą man suteiktą, jeigu jūsų netenkina tas atsakymas, jūs galite kreiptis su skundu į įstaigos, tai yra į ministerijos vadovą, į ministrą arba į administracinių ginčių nagrinėjimo komisiją. Kągi mes tą ir padarysime. Tokie atsakymai, jie labai papuoš kabutėse būsimą teismo procesą. Ir vis tiek į juos turės būti atsakyta. Dabar, kaip sakoma, mes suteikėm galimybę ministerijai, energijos skirstymo operatoriui ir valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pasitreniruoti prieš būsimą teismo procesą. Ir aš visiškai nebijau juos treniruoti. Jie nieko daugiau nepridės ir nieko nebetims, nes traukinys jau yra nuvažiavęs ir tai, kas yra padaryta, jau praktiškai yra sunkiai be pataisoma. Todėl dabar, kaip liaudyje sakoma, belieka vartytis iš gaidžio. Bet vartome šiuo atveju iš gaidžio ne mes, vartosi šitos institucijos. Gerai, ką atsakė, reiškia, taryba į mano pateiktą paklausimą. Ar taryba vertino ar nevertino, kai derino investicijų projektą, šitos sistemos saugumo lygio atitikimą nacionaliniuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Taryba neatsakė nei taip, nei ne. Jinai pradėjo pilstyti iš tuščio į kiaurą, jinai pradėjo aiškinti, jinai neatsakė nei taip, nei ne, todėl aš nepatingėjau ir paprašiau, kad taryba konkrečiai ir aiškiai atsakytų į klausimą, ar jinai vis tik tai derino ar nederino šitą, reiškia, šitą. Tai taryba atsakydama į prašymą patikslinti atsakymą, jinai, kaip minėjau, akivaizdžiai matyti, kad taryba jau nervinasi, gal net drįstų manyti, panikuoja šiek tiek. Jinai atsakė, kad pakartojo vėlgi iš esmės tą patį, kad mes jums aiškiai atsakėme ir pakartojo vėl tą patį. Tai yra aiškiai jinai neatsakė, bet teigia, kad atsakė aiškiai ir suprantamai. Ir tas atsakymas vis tik tai rodo, kad taryba nevertino ir netikrino šitos sistemos saugumo lygio tada, kai buvo derinamas investicijų projektas. Kitaip tariant, taryba leido energijos skirstymo operatoriui diegti vartotojams išmaniai apskaitos sistemą prieš tai nepatikrinusi šitos apskaitos sistemos saugumo lygio. Dėl tokių atsakymų praėjusį penktadienį, šeštadienį aš tiksliau išsiunčiau tą raštą, aš išsiunčiau tiek valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, tiek energijos skirstymo operatoriui papildomą paklausimą. Ir šitą paklausimą aš paruošiau remdamasis
2019 metais pačios valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tokia parengta pažyma, kurioje yra labai aiškiai nurodyta, kad išmaniosios apskaitos sistemos įrengimo kaštai tiesiogiai priklauso nuo to, kokia bus pasirinkta ryšio technologija, arba kitaip tariant, kokia bus taikoma duomenų perdavimo technologija ir duomenų perdavimo patikimumas, o nuo duomenų perdavimo technologijos priklauso duomenų perdavimo patikimumas. Ir ta pažyma akivaizdžiai rodo, kad valstybinė energetikos reguliavimo taryba privalėjo, derindama investicijų projektą, privalėjo tikrinti ir įsitikinti išmaniosios apskaitos sistemos saugumo lygio ir išmaniąją apskaitos sistema perdodamų duomenų saugumo lygių ir kad tai nebuvo padaryta. Tai aš šeštadienį, kaip minėjau, balandžio 11-ąją pateikto prašymo teksto šiandieną jums neskaitysiu. Aš šiandieną jums geriau perskaitysiu tą tekstą dokumento, kurį šiandien pateikiau Valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai ir energijos skirstymo operatoriui. O šiandieną pateiktas dokumentas vėlgi yra susijęs su tuo investiciniu projektu, kurį suderino 2019 metais taryba ir kuriuo taryba, kaip minėjau, leido energijos skirstymo operatoriui diegti vartotojams išmaniąją apskaitos sistemą. Prieš perskaitydama šito pareiškimo tekstą aš noriu trumpai paaiškinti, kodėl tas pareiškimas yra teikiamas. Tas prašymas yra teikiamas. Vėlgi, atsakymas į jį bus panaudotas ruošiant ieškinį. Jau jis yra ruošiamas. Ir teikdamas paklausimus vertui įmonėje, aš visada nurodau, kad šitą informaciją turėkite omeny. Jinai bus naudojama ruošiant ieškinį ir bus naudojama būsimam teismo procese. Tiksliau, jūsų pateikti atsakymai. Tai, kaip minėjau, aš suteikiu galimybę šitom institucijom ruoštis būsimam teismo procesui, derinti tarpusavį veiksmus. Aš tam tikrą prasme palengvinu joms užduotį, bet ir aš nebijau tos užduoties joms palengvinti, kadangi, kaip minėjau, yra per toli jau nuvažiuota. Dabar, manau, kad visi, kurie domisi šitą temą, yra girdėję tai, kad ESO nuolat kartoja. Išmanieji, tai yra skaitikliai, kurie dabar yra įrengti vartotojams, jie bus keičiami ir gali būti keičiami tik į išmaniuosius skaitiklius. Ir skaitiklius pakeisti į išmaniuosius skaitiklius yra būtina visiems be išimties vartotojams, nes jeigu kažkam nebus įrengtas būtent išmanusis skaitiklis, ESO neturės galimybės tinkamai vykdyti jai pagal įstatymą tenkančių funkcijų, iš kurių viena yra eksploatuoti skirstomąjį tinklą, prižiūrėti skirstomąjį tinklą ir taip toliau ir panašiai. Ir ESO taip pat yra ne viename savo atsakyme mums pateikusi paaiškinimą, kad kiekvienam vartotojui turi būti įrengtas išmanusis skaitiklis, kuris fiksuoja suvartojimo duomenis ne rečiau kaip 15 minučių tikslumu, nes būtent tokiu intensyvumu surinktų duomenų iš vartotojų įmoniai ESO reikia tam, kad ji tos duomenis galėtų perduoti, pateikti Litgridui, kuris yra perdavimo sistemos operatorius ir eksploatuoja neskirstomosius tinklus, o perdavimo tinklus, elektros energijos perdavimo tinklus. Mes esame vieną pateikę klausimą įmonėje ESO, o mes sakom, o pati įmonė ESO ar yra įsirengusi išmaniąją apskaitos sistemą savo skirstyklose, pastotėse. Tai, kad jūs reikalaujate kiekvienam vartotojui
įdėkti šitą skaitiklį išmanųjį. Viskas suprantama. Bet ar jūs patys savo kieme esate įsidėgę tą išmanį apskaitos sistemą? Nes kiekviena skirstykla pastotė jinai aptarnauja tam tikrą teritoriją. Ir jeigu iš tikrųjų įmoniai ESO reikia duomenis, kurie elektros energijos suvartojimo skirstomajame tinkle duomenis sukaupti 15 minučių tikslumu, kad jinai galėtų tuos duomenis pateikti Litgridui, tai jinai tuos duomenis galėtų surinkti turėdama išmanę apskaitos sistemą kiekvienoje savo skirstykloje ir pastotėje. Atsakydama į šitą klausimą ESO, jūs nepatikėsit. ESO juodu ant balto atsakė, kad, žinot, teisės aktai nenustato reikalavimo įrengti išmanėją apskaitos sistemą kiekvienoje skirstykloje ir pastotėje. Todėl dabar kai kur yra įrengti išmanieji skaitikliai, kai kur yra neįrengti išmanieji skaitikliai. Kitaip tariant, vartotojui privalo būti prieš jo valią įrengtas išmanusis skaitiklis kiekvienam absoliučiai, o mes patys mes norim jį turim, norim mes jo neturim, nes tas ūkis, kaip minėjau, tos skirstyklos pastotės, tai yra jau ESO ūkis, kurį ESO valdo, prižiūri, tai yra jų, kaip sakoma, vidinė virtuvė. Tai mėlyje, jūs susitvarkykit pas save viduje, pasistatykite skirstyklose pastotėse išmaniuosius skaitiklius ir jūs turėsite tos duomenis. 15 minučių tikslumu, kiek yra suvartojama elektros energijos skirstomajame tinkle. Jums nereikia žinoti, kiek konkrečiai suvartoja elektros energijos 15 minučių tikslumu, koks mozeris gyvenantis kažkur tai ten, kažkokiu tai adresu, gatvė, numeris, butas toks ir toks. Turėsite pagal skaitiklį esantį skirstyklą. Tai va, žiūrėk, dabar toliau einam. Tai kaip minėjau, ESO teigia, kad kiekvienam vartotojui turi būti įdėktas išmanusis skaitiklis, kitaip jinai negalės prižiūrėti skirstomojo tinklo, nukentės kokybė ir taip toliau ir panašiai. Skaitau pranešimą, kurį šiandieną pateikiau Vertui ir ESO man įgaliojimus suteikusių vartotojų vardu. Praleidžiu įžangą. Šio prašymo suteikti informaciją ir paaiškinimus kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2019 m. rugsėjo 13 dienos pažymoje, kurią parengė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš derindama investicinį projektą. Taigi, kad pirmiau minėtoje pažymoje yra nurodyta, cituoju, įvertinus aprašytą projekto vertinimo procesą, tikslinga nurodyti pagrindines projekto vertinimo metu tarybos pateiktas pastabas. Taip. Pastabas projektui, užsidėsiu, aš atsiprašau. Taigi, dabar cituoju tai, ką savo pažymoje rašo pati Valstybinė energetikos reguliavimo taryba apie tą investicinį projektą, kurį jį suderino 2019 metais. Įvertinus aprašytą projekto vertinimo procesą, tikslinga nurodyti pagrindines projekto vertinimo metu tarybos pateiktas pastabas projektui, kurioms buvo skirta daugiausia diskusijų ir aptarimų. Dvitaškis. Dėl projekto apimties. Pirminėme pateiktame projekte buvo numatoma diegti išmaniuosius apskaitos prietaisus visiems elektros energijos vartotojams 100% apimtimi. Įvertinusi tai, čia rašau Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, įvertinusi tai, kad dalies vartotojų elektros energijos suvartojimas gali būti itin mažas ir tikėtina, jog ekonominiu požiūriu toks diegimas galimai nėra tikslingas, taryba pateikė pastabą ir pasiūlymą bendroviai, tai yra įmoniai ESO, įvertinti alternatyvą išmaniuosius skaitiklius diegti tik tiems vartotojams, kuriems įdiegus skaitiklius gaunamos maksimalios investicijas viršijančios naudos. Citatos pabaiga. Toliau šioje pažymoje yra rašoma, pažymos 5 lapas,
Ir cituoju. Įvertinus tarybos ir kitų kompetitingų institucijų pateiktas pastabas projektui, galutinėme pateiktame derinti projekte buvo atliktos šios esminės korekcijos, dvitaškis, sumažinta projekto apimtis. 2020-2023 metų laikotarpiu, kadangi projektas buvo pradėtas įgyvendinti ne 20, o 22 metais, tai čia turėtų būti 22-25 metų laikotarpiu, išmaniąją apskaitos sistemą numatyta diegti, dėmesio, 100% komercinių ir 54% buitinių vartotojų suvartojantiems ne mažiau nei 1000 kWh. Toliau aš rašau. Šio prašymo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į pažymoje esančią pirmą lentelę, kurioje yra aprašytos 5 išmaniosios apskaitos diegimo alternatyvos ir jų nustatymo parametrai. Kaip matyti iš šioje lentelėje pateiktos informacijos, pavyzdžiui, antros scenarijaus atveju išmanioji apskaitos sistema būtų buvusi diegiama 80% visų vartotojų. O tarkime, pirmo A scenarijaus atveju išmanioji apskaitos sistema būtų buvusi diegiama 87% vartotojų. Tuo tarpu ketvirto scenarijaus, čia svarbus labai sakinys, tuo tarpu ketvirto scenarijaus, kuris galiausiai ir buvo pasirinktas įgyvendinti atveju, išmanėją apskaitos sistemą pagal tarybos nutarimu suderintą projektą, yra nutarta diegti visiems verslo klientams, o taip pat ir tiems buitiniams klientams, kurie suvartoja ne mažiau nei 1000 kWh per metus. Tokių buitinių vartotojų, tai yra vartotojų, kurie suvartoja ne mažiau nei 1000 kWh per metus, kaip tai nurodyta pažymoje, yra 54%, skaičiuojant nuo visų buitinių vartotojų skaičiaus. Svarbu, manau, yra paminėti ir tai, kad tarybos nutarimu suderinto projekto tikslas, irgi labai svarbus sakinys, atkreipkite dėmesį, tarybos nutarimu suderinto projekto tikslas, kaip tai nurodyta pažymoje, čia ne mano sugalvota, tai yra pažymoje parašyta. Žiūrėti pažymos 9 lapo dalį 1-2 punktą. Ir yra, toliau cituoju, tikslas įdiegti išmaniuosius elektros skaitiklius visiems buitiniams vartotojams, kurie suvartoja virš 1000 kWh per metus ir visiems komerciniams vartotojams, siekiant energetinio efektyvumo, rinkos įgalinimo ir tinklo valdymo efektyvumo. Tai aš čia dabar padarysiu pauzelę trumpą, tie, kas dar klausotės manęs, turbūt nereikia ir papildomo aiškinimo, jog iš pačios pažymos, kurią parengė ne kas nors kitas, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kuri parengė pažymą, kuri buvo pagrindas suderinti ESO parengtą investicinį projektą, kuriuo dabar mums yra mojuojama prieš nosį, toje pažymoje yra labai aiškiai pasakyta, kad šito projekto, kurį suderino Vertas savo nutarimu, tikslas yra įdiegti išmaniuosius skaitiklius visiems verslo klientams ir visiems buitiniams vartotojams, kurie suvartoja virš 1000 kWh per metus. Vadinasi, ne visiems vartotojams diegiama išmanioji apskaitos sistema pagal investicinį projektą, kurį suderino Vertas ir kuriuo ESO ir Vertas dabar mojuoja mums, kaip minėjau, prieš nosį, sakydami, kad žiūrėkit, taigi yra suderintas investicijų projektas, jūs nieko negalit padaryti, mes visiems įdiegsime išmanėją apskaitos sistemą. Dabar tie, kurie suvartojate daugiau nei 1000 kWh per metus,
Nesakykite, taigi čia manęs neliečia. Ne, tai yra labai svarbus dalykai, kadangi šitas momentas paneigia tuos argumentus, va tą melą, kurį mes girdime nuolat sistemingai iš eso ir iš verto, kad jeigu neduok dievė nebus įdėktas skaitiklis kiekvienam vartotojui, eso negalės vykdyti savo funkcijų, negalės prižiūrėti efektyviai skirstomojo tinklo. Visa tai yra kabinimas makaronų ant ausų. Tai yra, kaip minėjau, melas, šlykštus įžūlus melas, ciniškas melas. Toliau aš formuluoju klausimus. Norėčiau taip pat juos jums perskaityti. Atsižvelgdamas į visą tai, kas nurodyta aukščiau, atstovaujamų vartotojų vardu maloniai jūsų prašau, pirma, patvirtinti ar paneigti, arba paneigti tai, kad planuojant investicijas į išmaniosios apskaitos dėgymą ir rengiant projektą buvo vertinamos tame tarpe ir tokios investicijų įgyvendinimo alternatyvos, kurias pasirinkus išmanioji apskaitos sistema būtų dėgiama ne visiems elektros energijos vartotojams, o tik tam tikrai daliai elektros energijos vartotojų. Dar kartą sakau, šitie momentai paneigia eso ir verto argumentus. Dėl to, kad eso negalėtų prižiūrėti efektyviai tinklo, jeigu nebūtų įdėkta išmanioji apskaitos sistema kiekvienam vartotojui. Jeigu būtų taip, tada logiškai klausti yra, tai kokio velnio jūs nagrinėjote ir ruoždami tą investicijų projektą, jūs nagrinėjote tokias alternatyvas, pagal kurias išmanioji apskaitos sistema būtų dėgiama ne visiems vartotojams, o 80 procentų vartotojų, 87 procentam vartotojų. Galų gale jūs pasirinkote įgyvendinti investicinį projektą pagal tą alternatyvą, pagal kurią išmanioji apskaitos sistema yra dėgiama tik tai visiems verslo klientam, o kalbant apie buitinius klientus, jūs patys nusprendėte, kad to projekto tikslas, kurį suderino vertas, yra įrengti išmaniąją apskaitos sistemą tik 54 procentams buitinių klientų. Tai yra tiem, kurie suvartoja daugiau nei 1000 kWh per metus. Vadinasi, išmaniosios apskaitos sistemos buvimas arba nebuvimas konkretaus vartotojo objekte niekaip nesužlugdo arba nesuvaržo eso galimybės efektyviai valdyti, prižiūrėti ir eksploatuoti skirstomąjį tinklą. Tai yra labai svarbus momentai ir šitos klausimus, jeigu jie neatsakys dabar, jie turės vis tiek atsakyti teisme. Ir teisme jie turės atsakyti, nepilstydami iš tuščio į kiaurą. Nes teisme teisėjas neleis tiesiog ten užsiiminėti demagogiją, o tiesiog bus paprašyta atsakyti taip arba ne. Taip kaip panašiai klausimas apie Krymą. Kam priklauso Krymas? Mesgi negalime atsakydami į šitą klausimą pradėti aiškinti, kad žino, čia ne viskas taip vienareikšmiška, čia žiūrėkit, kokios aplinkybės, kokios priežastys tai nulėmė. Ne, tokie atsakymai yra nepriimami. Tu turi naktį pakeltas iš gilaus miego, turi čia ir dabar operatyviai greitai atsakyti ir teisingai atsakyti trumpai į klausimą, kam priklauso Krymas. Vienas žodis. Tai lygiai taip pat ir kalbant apie išmanėją apskaitos sistemą, man nereikia, kad jūs suktumėte aplinkui, man reikia labai aiškaus konkretaus atsakymo. Antras klausimas, kurį užduodame įmoniai eso ir vertui. Ir atsakymai bus panaudoti ieškinyje. Prašau patvirtinti arba paneigti tai, kad pasirenkant optimalų sprendimą projekto įgyvendinimui buvo vertinamos 5 pagrindinės alternatyvos, o išmanioji apskaitos sistema būtų diegiama 100 procentų visų elektros vartotojų tik tuo atveju, jei būtų buvęs pasirinktas pirmas scenarijus, tai yra išmanioji energijos apskaita būtų diegiama 100 procentų visų vartotojų per 4 metų laikotarpį, arba jeigu būtų buvęs pasirinktas trečias scenarijus, šios scenarijaus metu buvo vertinamas išmaniosios apskaitos diegimas 100 procentų visų elektros vartotojų per 10 metų laikotarpį. Trečias klausimas. Prašau patvirtinti arba paneigti tai, kad galiausiai buvo pasirinktas įgyvendinti ketvirtas scenarijus, pagal kurį išmanioji apskaitos sistema nutarta įdiegti
visiems komerciniam elektros energijos vartotojams ir visiems buitiniams klientams vartojantiems ne mažiau nei 1000 kWh per metus per 4 metų laikotarpį. Ir kad būtent toks ir yra šio tarybos nutarimu suderinto projekto tikslas, kuris nurodytas pažymoje. Aš jums jau citavau. Prašau patvirtinti arba paneigti tai, kad nei Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, nei ES direktyvos, kurių nuostatos yra pilnai suderintos, perkeltos į nacionalinę teisę, nenustato prievolės išmanėje apskaitos sistemą įrengti absoliučiai visiems elektros energijos vartotojams. 5. Jeigu operatorius ar taryba vis tik tvirtintų bei įrodinėtų, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas ir ar ES direktyvos, kurių nuostatos yra pilnai perkeltos į nacionalinę teisę, nustato prievolę išmaniai apskaitos sistemą įrengti absoliučiai visiems elektros energijos vartotojams, prašau paaiškinti, kodėl operatorius ne tik svarstė tokias investicijų įgyvendinimo alternatyvas, kurias pasirinkus įgyvendinti išmanioji apskaitos sistema būtų diegiama ne visiems elektros energijos vartotojams, bet ir pagal tarybos nutarimus suderintą projektą de facto pasirinko būtent tokią investicijų įgyvendinimo alternatyvą, pagal kurią išmanioji apskaitos sistema per 4 metų laikotarpį yra diegiama visiems komerciniams elektros energijos vartotojams, tačiau ne visiems buitiniams elektros energijos vartotojams, o tik tiems buitiniams elektros energijos vartotojams, kurie suvartoja ne mažiau kaip 1000 kWh per metus. 6. Aš čia prieš tai klausiau, bet dabar 6 punktų, nesvarbu, aš jums paskaitysiu tiesiog. 6 punktas. Kadangi nei Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, nei ES direktyvos ne tik nenustato prievolės išmaniai apskaitos sistemą įrengti absoliučiai visiems elektros energijos vartotojams, bet ir apskritai nenustato, kad nepriklausomai nuo jokių sąlygų išmanioji apskaitos sistema privalo būti įdiegta elektros energijos vartotojams. Ar teisinga yra daryti išvadą, kad operatorius jam pavestas funkcijas, kurios susijusios su skirstomojo tinklo eksploatavimu, gali tinkamai vykdyti ir įvykdyti net ir tuo atveju, jei išmanioji apskaitos sistema elektros energijos vartotojams nėra įdiegta, arba bent jau tuo atveju, jei išmanioji apskaitos sistema nebus įdiegta kuriai nors daliai elektros energijos vartotojų. Juo labiau, kad tarybos nutarimu suderinto projekto tikslas ir yra įdiegti išmaniai apskaitos sistemą ne visiems buitiniams vartotojams, o tik tiems buitiniams elektros energijos klientams, kurie suvartoja ne mažiau nei 1000 kWh per metus. Tarybos ir operatoriaus atsakymus bei informaciją, kurie bus naudojami ruošiant ieškinį dėl išmaniosios apskaitos sistemos diegimo, atstovaujamų vartotojų vardu prašau man įteikti tokiu ir tokiu pašto adresu. Iš anksto dėkoju už atsakymus ir dar kartą primenu, kad atstovaujamų vartotojų vardu jums yra pateiktas mano pasiūlymas spręsti iškilusį ginčą taikiai ir šis pasiūlymas vis dar yra galiojantis, todėl labai rekomenduoju jums šiuo pasiūlymu pasinaudoti. Kartu su prašymu operatoriui ir tarybai yra pateikiami mano asmens dokumentai ir mano prašyme nurodytų atstovaujamų vartotojų man suteikti įgaliojimai. Tai štai toks paklausimas iškeliavo šiandieną, dar vienas paklausimas, kaip minėjau, iškeliavo šeštadienį, toliau einu ruošti kitų klausimų šitom institucijom ir kitom institucijom ir kai turėsiu naujienų, žinių, kuriomis manysiu, kad yra verta pasidalinti, vėl su jumis susitiksime. Kaip minėjau, elektroninio pašto adresas norintiems prisijungti prie būsimo teismo proceso yra nurodytas laidos aprašyme mozeris@protonmail.com. Linkiu gražios popietės ir iki kitų susitikimų. Ačiū esantiems kartu.